Svetimo skausmo nebūna. Kažkur girdėta tiesa? Priminsiu. Prieš daugiau kaip 20 metų Lietuvos televizijoje gimė to paties pavadinimo laida. Taip, turėtų būti 84-85 metai. Ir čia buvo Aurelijos idėja? Čia buvo Aurelijos idėja, galbūt tuometinė valdžia jau norėjo kažkaip ten šviesiau parodyti tą visuomenę, jau leido daugiau ir pakritikuoti, daugiau į žmonės pažvelgti, kaip sakyt, ar švelniau, ar atidžiau. Ir jau išleido tokią laidą į eterį. Pavadinimas sumanytas Aurelijos Žemelytės. Ir po trupučiuką pradėjom važinėti po Lietuvą. Iš pradžių ta laida buvo apie įdomius žmonės, aš galiu pasakyti. Trupučiuką galbūt ne tokius kaip mes visi, įprasta žodžio prasme. Apie jautrius, apie užjaučiančius, apie pasiaukojančius žmonės. Sausio 13-osios kolaborantai deja sunaikino ir šios laidos archyvus. Šiandien išlikęs vienintelis vos 10 minučių reportažas apie našlį su 4 vaikais. Čia vis dar aukštinama tuometė santvarka ir ideologija, tačiau pamažu imama kalbėti ir apie nepatogius dalykus. 1989 perestroika ir atgimimo nuojauta. Tai metai pažymėti Baltijos keliu, Vilniuje atidengiamas 3 kryžių kalnas, atšventinama ir tikintiesiems perduodama Vilniaus arkikatedra. Į čia sugrąžinami Švento Kazimiero palaikai. Bunda valstybė, bunda ir ilgai slėpta sovietiniai propagandai nepatogi tiesa. Neįgalieji Lietuvoje sovietmečiu galėjo būti 2 neįgaliųjų grupės. Tai buvo aklieji ir kurtieji, akli nemato, kurti negirdi, tai buvo jų mokyklos, internatai, jų gamybiniai kombinatai ir viskas. O fizinės negalės žmonių irgi jų nesimatė, jų nebuvo, bet rašytojas Jonas Mačiukevičius jau dar anksčiau pradėjo judinti fizinės negalės žmonės, būrėsi į neformalius tokius judėjimus, bet tai jau kalba apie tuos žmonės, kurie gali rašyti, gali skaityti ir kažką tai šiek tiek dirbti namuose. O apie sutrikusio intelekto žmonės, apie protiškai atsilikusių žmonės kalbos nebuvo, nes viskas, kas buvo susiję su psichikos sveikata, buvo tabu ir nebuvo nevalia apie tai garsiai net kalbėti. Ir mamos su vaikais pasivaikščioti eidavo netgi naktimis. Tik naktimis buvo gėda, buvo sarmata ką nors pasakyti, kad tu turi kažkokį vaiką kitokį negu visi. Dar cerebrinis paralyžius, maždaug čia vis tiek sukaustytas kūnelis ir paralyžiuotos smegenys, tai čia yra vienas dalykas. Bet kalbėti apie elgesio sutrikimus buvo nevalia ir tokie, jeigu tėvai nesutikdavo, buvo daromas labai didelis spaudimas, tu turėjai atiduoti vaiką į globos įstaigą. Tiesiog privalėjai atiduoti, arba kitaip tu vis tiek negausi jokios pagalbos. O dirbti tarybiniais metais reikėjo visiems. Kaip tu nori, taip tu dirbki, į darbą turėjai eiti. Neįgalaus vaiko, protiškai atsilikusio į darželius ir į mokyklas nepriimdavo. Šeimos ieškodavo būdų, kaip tvarkytis. Lietuva tuo metu buvo antra nuo galo, paskutinėje vietoje Armėnija, pagal į valstybės globos namus atiduodamų neįgalių vaikų skaičių. Ir nors kitokių vaikų gimstamumo nuošimčiai tokie patys kaip ir šiandien, tais laikais laisvas žodis šiems žmonėms reiškė ne mažiau nei laisva Lietuva. Man regis, kad Aurelija mus susirado per tarptautinį vaikų fondą, bet netgi ne. Aš galvočiau, kad per Lietuvos katalikų bažnyčią, per Caritas. Jinai kažkaip sužinojo, kad jau atsirado tėvų sambūris. Mes tuomet dar nebuvom registruoti. Ir jinai paklausė, ar kas nors iš jūsų mamų sutiktų pakalbėti apie tą kitokį vaiko gyvenimą, apie šeimų gyvenimą. Ir jinai netgi tada sakė, gal mes sutiktumėm filmuoti, jūs galit veido nerodyti, nusisukę į langą galit būti ir taip toliau. Aš pakalbinau nemažai mamų ir niekas kažkaip nesutiko, sakė gėda, bijau. Ir taip kažkaip aš pamenu, kad aš sutikau, aš paskambinau namo dar tėveliui, klausiu, sakau, tėveli, ką man daryti? Jis sako, tai kalbėk, taigi sako, gal atėjo tas laikas, tai reikia šnekėti, vis tiek reikia, sako, vaikas auga. Ir aš buvau viena iš tų pirmųjų, kur mane kalbino mano namuose.
Tai tiesiog, bet aš sakiau, kad aš galiu žiūrėti į kamerą, kad nėra reikalo visai slėpti man veido, nes aš nieko blogo žmonėm nepadariau. Mano vaikas yra visiškai kitoks, bet aš turiu ir sveiką sūnų ir jie abu gyvena namuose, jie išeina į kiemą, vyresnio sūnaus draugai pažįsta jaunesnį mano sūnaus brolį ir ta prasme, kad mes gyvenam taip, kaip mes galim gyventi viešai. Ir mes pradėjom apie tai kalbėti ir labai svarbu tuo metu, anais laikais, visos publicistinės laidos, ypatingai skaudžiomis temomis, buvo tas gaivaus oro gurkšnis. Juk žmonės daug ko nežinojo. Ir tuomet, kada žmonės sužinojo, kad yra kitokie žmonės, kad tie neįgalėjai tai nebūtinai ne vien ten, juk tarybiniais metais, jeigu turėjai vaiką neįgalų namuose arba pats buvai neįgalus be kojos, be rankos ar be abiejų kojų, taip būdavo tokie užsakymų stalai, kur kartą per mėnesį galėjai nusipirkti 2 kg dešrelių pieniškų be eilės, vištų galėjai po 1,60 r nusipirkti, majonezo, žirnelių. Daugeliu žmonių čia atrodė turtas, lobis, kad tu gauni deficitą tokį. Ir žmonės manė, kad turėt kažkokį neįgalų žmogų šeimoje, tai čia yra vos ne privilegija, tai prilygstama karo veteranams arba kitiems nomenklatūros darbuotojams ir va neįgalus, toj pačioj vietoj sustatyti jie labai gerai gyvena. Bet iš tiesų reikėjo žmonėm pasakyti, kad viskas yra kitaip, kad nekeičia gyvenimo kokybės, neatsiranda naujų galimybių, jeigu tu gali nusipirkti 1 kilogramų dešrelių be eilės, net stovėjęs eilėje. Tavo vaikas negali lankyti mokykloje, tu negali, niekur negauni į sanatoriją jokio kelialapio, tu negali normaliai dirbti, nes nėra kas prižiūri vaiką, daugybė tokių apribojimų. Svetimo skausmo nebūna, parodyti reportažai smarkiai rezonavo su tuo metu įprastomis naujienomis. Atsiliepė ne tik žmonės laiškais, skambučiais į redakciją, reagavo ir politikai. Atsirado pataisos švietimo, socialinių reikalų įstatymos, atidžiau į savo pareigas pažvelgdavo ir kai kurie valstybės tarnautojai. Svetimo skausmo nebūna ypač išsiplėtė rubrika apie socialinėme užribyje, pilna ta žodžio prasme, patalpintus žmonės. Prasidėjo teleekspedicijos į vaikų ir suaugusiųjų psichoneurologinius pensionatus. Visose senelių namuose būdavo 3 korpusai. Pirmas jau ten tų gerų, kurie vaikšto, kurie patys save prisižiūri. Antras vidutinių, o 3 korpusas jau tų gulinčių ir turinčių ir fizinę, ir psichinę negalę. Aišku, mūsų iš pradžių į tuos 3 korpusą nevesdavo. Mes galų gale ir nežinojom apie tą 3 korpusą, bet važinėdamos po Lietuvą pamatėm, kad jisai yra tas 3 korpusas. Galų gale jau pradėjo tie žmonės ir laiškus rašyti seneliai, kad ten blogai, ten blogai, ten blogai. Ir mes jau tuomet pamatėm tą 3 korpusą, kas ten darosi. Ir jau ten, kai artėji prie to 3 korpuso, iš karto išduodavo kvapas, nenusakomas, kito žodžio nėra, smarvė baisi, kad jau ten tiesiog nosį užsiimti reikėdavo. Na ir pradėjo mes tada, jau tada buvo galbūt kokie 89 metai, kad jau mes buvom įsivažiavusios. Ir jau žiūrėdavom, tada nuvažiuodavom ir neįspėjusios į tuos senelių namus. Na ir tada jau čiupdavom kaip reikiant. Žurnalistams tai buvo ypatingai naujiena, bet ir man buvo naujiena. Aš labai mėgstu knygas skaityti ir tuo metu tarybiniais metais buvo labiau prieinamos knygos, skaitydavom apie koncentracijos stovyklas ir galiausiai Balio Sruogo Dievų mišką, aš skaičiau, įsivaizdavau baisius dalykus. Man dėdė pasakojo grįžęs iš tremties apie gulagų baisybės, bet tai, kad aš savo akimis 20 amžiui Lietuvoje galiu pamatyti tokias baisybės, man tai buvo sveikų protų nesuvokiama. Tai buvo kažkas aš iki šiol atsimenu kvapus. Aš iki šiol atsimenu kvapus ir tuos beviltiškus žvilgsnius. Aš matau tą neviltį. Vaikų įstaigoje vaikai pririšti
tokiais vystiklais prie radiatorių, sodinti ant tokių keistų podulių tualete. Nu, žodžiu, to, ko sveikų protų nesuvokiami dalykai. Ir man iš tiesų pasidarė be galo baisu. Ir nu, ta prasme, kad visiškai kaip žmogui, eiliniam žmogui nesvarbu. Ir man dar reikia galvoti apie tai, kad jeigu su manim kažkas tai atsitiktų, mano vaikas patektų į tokias sąlygas gyventi, jis numirtų iš karto. Taigi man kaip apskritai, kaip žmogui, eiliniam žmogui, aš supratau, kad nutylėti negalima, kažką tai reikia daryti, tokių institucijų neturi būti. Pagalbos reikia, bet visai netokios ir kad mes turim kurti alternatyvas. Kažką reikia daryti, kad mūsų vaikai galėtų saugiau gyventi. 1989-aisiais įsteigta Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis šiandien išaugo į nacionalinį globos ir pagalbos įstaigų tinklą. O jos ilgametė pirmininkė ir viena iš steigėjų ponia Dana Migaliova tapo tarptautinio lygio eksperte. Svetimo skausmo nebūna sumanytoja redaktorė Aurelija Žiemelytė, deja jau šviesios atminties, bet daugelio neužmiršta žurnalistė ir moteris, kuriai svetimo skausmo nebuvo. Konservatyvių pažiūrų buvo labai, kad viskas turi būti teisinga, tvarkinga, be melo. Ir vien tai, jos toks bruožas, jinai negalėdavo rašyti jokiais rašikliais, jokiais ten tais vadinamais tušinukais. Jinai tik parkeris ir rašalas. Ir jos visą laiką būdavo rašaluotos rankos. Ir čia išsiterliodavo jinai su tuo rašalu. Tiesiog labai šauni buvo moteris, labai. Tai žurnalistė, kuri ne vien darbas. Aš kaip supratau iš Aurelijos, jinai persirgdavo kiekvieną istoriją. Jie iš tiesų nebuvo to svetimo skausmo, nes jie nebuvo kažkokia vien laida ar atvejis. Jinai tiesiog vos ne kiekvieną, kaip aš sakau, sielą, kiekvieną gyvenimą per save perleisdavo, per savo jausmus, per savo galvą, per savo kūną. Nes aš tiesiog, kartais jinai kalba ir aš matydavau jo ašaras jos akyse. Ir klausdavau, kodėl taip yra, kasgi trukdo, kodėlgi šito nėra arba taip yra ir kaip neturėtų būti. Ir jinai tikrai nesižvalgė po praeitį, kad ar tu ten kokiai tai politiniai vienai partijai priklausai, ar tu ten priklausai kokiai tai grupiai ir taip toliau. Jie yra žmogus ir yra situacija. Ir jeigu žmogui blogai, tai jos pozicija buvo tokia, kad silpnesnio nevalia skriaust. Man tas visą laiką rodėsi, nes jie iš tiesų skaudėjo.